Viskas, kas įvyksta vasarą ir yra vasara. Vasara yra nuostabi, gali sau slampinėti po laukus, kiek širdis geidžia. Taip pasakė katinas, gyvenantis Česlovo Navakausko knygoje Kada prasideda vasara. Prie šių puikių murklio žodžių norisi pridėti, gali sau slampinėti po laukus, kiek širdis geidžia ir knygas skaityti. Visą vasarą aktyviai skaitė lietuvių rašytojų knygas, rugsėjo 11 dieną vasaros skaitymų nugalėtojai susirinko į baigiamąją šių skaitymų šventę, kurioje jie buvo apdovanoti prizais, knygelėmis, spalvingomis užrašinėmis, žurnalais Laimiukas, kuriuos dovanojo projekto Bibliotekos pažangai 2, iniciatyvos Atrask vaikystės biblioteką globėja dailininkė Lina Eitmantytė Valužienė. Šventėje dalyvavo ne tik Kelmės Žemaitės viešosios bibliotekos mažieji skaitytojai, bet ir vaikai iš Pagryžuvio ir Pašilėnų bibliotekų. Jie taip pat vasarą draugavo su lietuvių rašytojų knygomis. Trumpai apžvelgti vasaros skaitymai, kurie tradiciškai vyko Kelmės Žemaitės viešosios bibliotekos Tytuvėnų, Užvenčio ir minėtose Pagryžuvio bei Pašilėnų bibliotekose. Skaitymuose dalyvavo 134 vaikai, kurie perskaitė 1594 knygas. Vasaros skaitymai yra jau 7 metus vykdomo edukacinio projekto lietuvių autoriai vaikams dalis. Pagrindinis projekto rėmėjas yra Lietuvos kultūros taryba, projektą taip pat remia rajono savivaldybė, rajono bibliotekininkų draugija. Iš projekto lėšų vasaros skaitymų lentynos papildytos 70 naujomis lietuvių autorių knygomis. Šventėje vaikus sveikino ne tik bibliotekininkės, bet ir linksmuolis Drevinukas, apdovanojęs aktyviausiai bibliotekos kasdieninėje veikloje talkinusius vaikus. Šventė turėjo ir savo katinišką temą. Buvo skaitomi Vinco Giedros, Almos Karosaitės, Kosto Kubilinsko, Kazio Jakubėno, Zitos Gaižauskaitės ir kitų lietuvių rašytojų eilėraščiai apie katinus. Veikė knygučių apie šiuos meilius gyvūnėlius paroda. Tu pirainis ant kėdės, deda raidę prie raidės, į sūnelį žvelgdama, meiliai murkė jo mama. Aš žinau, 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 būsi mokytas sūnau, jei skaitysi knygelės, tai nustebinsi peles. O bibliotekininkė Dalia padainavo dainelę apie išdykusį katinėlį. Šventė baigėsi smagia ir įdomia išvyka į vienintelį Lietuvoje Šiauliuose esantį katinų muziejų, kuriame vaikai ne tik susipažino su įdomia ekspozicija, bet katino svetainėje vėl skaitė eilėraščius apie švelnųjį ir įnoringąjį katinėlį.